Sveiki, mėlieji. Šiandien tema. Kodėl į mano gyvenimą neateina santykiai? Neateina ta tikroji meilė. Vyras sako, esu išsiskyręs jau 15 metų, jau greit bus 16, vis ieškau, vis ateina ne ta dama, vis ateina ne tokių vertybių dama, kokių aš noriu. O ko tu sieki? Ar tu žinai, susistatei savo tikslus, kokie tavo tikslai? Ar susitikimai trumpalaikiam santykiam? Ar susitikimai yra savaitgaliui? Ar ilgalaikiai santykiai gyventi kartu ir santuoka? Kokie tavo prioritetai? Ar paklausim savęs? Ir kartais tada, kada mes patys nežinom ir blaškomės kaip tos svarstyklės, ar ne? Lėkštelė tai į viršų, tai į apačią. Mes tiesiog pagal visatos dėsnius nenusisprendžiam, nepasisakom patys savo, ko mes norim iš tikrųjų. Ir tada tų santykių mes niekaip negalim pritraukti. Arba pritraukiam vis ne tuos santykius. Taigi, pirmiausia, svarbu įsivardinti santykiuose, ko mes norim. Kokių santykių norim? Savaitgalinių, trumpalaikių susibėgimų, kas tai yra ne pagal visatos dėsnius, ar ilgalaikių santykių ir santuokos gyvenant kartu. Manau, kad per didelis baimės Lietuvoje ir dėl to, kad vienas gyvena Vilniuje, kitas gyvena Kaune ir sako, oi, koks didžiulis atstumas. Mėlieji, kas tai yra 100 km ar 105 km? Tai yra niekas, tai yra valandos kelias. Važiuojant, sakykime, nuo Dvarčionių gyvenant Vilniuje iki Pilaitės, mes važiuojam daugiau negu valandą piko metu. Tai, mėlieji, atstumas tas yra, žinot, atstumas yra mūsų galvose. Ir tada, kada tą atstumą mes labai aiškiai suvokiam, kad tai yra klaidos, atstumas, santykiai, amžius, dar ir ūgis, vyrai dar labai dažnai šneka, o kokiagi tos moters krūtinė, o ta moteris blondinė ar briunetė, kaip mano striukė, kokia spalvagi jos plaukų, o kokios akys, jeigu rudos, ne, jeigu žalios mėlynos, yes. Taigi, mėlieji, tai yra paprastos tiesos įsivardinti aiškiai savo, kokių santykių pagal visatos dėsnius trokštate, kokia moteris turėtų būti, kokios jų vertybės, ne plaukų spalva, ne krūtinės dydis, bet vertybės kokios pas moterį. Jinai tikinti ar netikinti, jinai praktikuojanti ir auganti dvasiškai, ar stovinti vietoj, kaip užsistovėjęs vanduo ir rūkstanti. Taigi, mėlieji, paprastos tiesos įsivardinti aiškiai savo. Jeigu norit, dar ir batų išmerą pasirašykit, kokia koja to vyro ar moters turėtų būti. Tada bus aiškumas ten viršuje, ne čia, mašinos viršuje. Ir tada bus jums visiškai viskas aišku. Ir kai jūs aiškiai įsivardinat, tada ir ateina toks vyras. Ir neįsivardinti savo atstumo, tik tai Vilnius, tik tai kauniečiai Kaunas, tik tai klaipėdiečiai Klaipėda. Leisti plačiau, sau plačiau leisti. Iš tikrųjų jūs leidžiat visatai lengviau veikti ir lengviau ateiti tiem santykiam. Kai jūs pasidarot, jeigu gyvenu Žirmūnuose, reiškia Žirmūnai. Jeigu gyvenu Žirmūnų 15, reiškia Žirmūnų 15 būtų patogiausia. Mėlieji, visatoj patogumų nėra. Santykiai nėra patogumai. Santykiai tiesiog yra tai, kad tu turi eiti ir santykiai yra darbas. Jeigu tu įsivaizduoji, kad po darbo nebereikės santykiuose dirbti ir aš gulėsiu arba sėdėsiu prie televizoriaus ir bus viskas perfekt, tai aš šito negarantuoju jų. Tai va, mėlieji, tai tokios tiesos apie santykius. Ačiū jums, kad jūs buvote, kad jūs klausote, kad jūs
klausite, kad jūs rašote, kad jūs registruojatės į meilės harmoniją ir siekiate rimtų pažinčių, ilgalaikių santykių ir santokos. Ačiū Jums, kad jūs klausėte, rašote, džiaugiatės, gyvenate, aplinkui yra gražu, atėjo ruduo, myliu jūs, apkabinu ir linkiu Jums visiems sėkmės, gražių, taikių, darnių, ilgalaikių santykių. Iki.